Welcome to Palestina, sveikata. Bля. Visiems liepia viską išsitrinti medžiagą, dėl to niekur internete nėra. Ir kas ką filmavo ir policija liepia išsitrinti visą medžiagą. Vandens ženklai, balti. Tai, Tipo, kad reikia išdaužyti tos tinklus, kad tie, kas viduje, žinai, mane pamatytų. Dukra pakabino žemyn galvą, už batus pririšė prie šakų. jinai nepersišviečia. Seniai, jinai nepersišviečia. Čia galva. Oi, nereikėtų taip sakyti. Tai karočią supranti, Viskas gerai. sulūžau, nahui tas palis. Ką reikia, kaip sulūžai? Emociškai, blėt, ir psichologiškai, karočią ketvirtadienį. Snigo, matei? Jo, aš iš Šiaulių suvažinėjau, į Pūgą patekau. Šeštadienį. Tai Ne, iš Šiaulių. ketvirtadienį. Ja, tai aš irgi važiavau į Šiaulius. Ir žinai, keliant tarp Šiaulių ir Kelmės. Aha. Ten provežus, kujovežus visokios. Palabiškėlį, aš to mikrofoną pataisysiu į kitą pusę perdėsiu. Pataisysiu. Nu, tu kalbėk, pasakok. Karočią. Nu tai 60, nes pas mane, blėt, vasarinės padangos. Ir vasarinės padangos varau 60. Ir seniai, persisukau. Ta prasme. 3. Eiktus. 2 arba 3 kartus, blėt, ta prasme. Žinai, kaip būna tas lėtai greitai vyksta vaizdas. Ir, blėt, nu negaliu pasakyti, bet tipo impulsyviai persisukau. Ir vidury kelio įstrižai juostų sustojau. O mašinų buvo? Ir seniai sekantis garsas fūros signalas. Ir nežinau kaip, kažkaip suminkiau, kelkraštį kabindamas, užsisukau ir ta fūra nahui. Nes aš įsivaizduoju, kad irgi tipo nestabdė, nes ten galėtų užsisukus būtų. Prabėgo porą dalykų. Kur va tave velnes apsėdęs pastaruoju metu. Jo, tai supratau, kad per mažai žmonėm gyvenimą parodau, kad rūpi, kad myliu. Nes pasirodo, va, taip gali būti kitą kartą. Čia bet kada gali būti. Aš, tarp kitko, praeitą savaitgalį laidotuvėse dalyvavau. Kieno? Agnės dėdė, krikšto tėvas, ir šiaip jis ten labai jai svarbus žmogus buvo. Tai irgi, šalia buvo, viskas gerai. Insultas į ligoninę, per kelias savaitės viskas, nebėr žmogus. Čia bet kada, jo, turim vertinti, ką turim ir džiaugtis kiekvieną dieną. Arba ko neturim irgi vertinti. Ta prasme. Nu, ta pačia. Davai pradedam filmuoti. Labą dieną! Hei, vaikai, klaunas Traškis. Ką, geri fruktai ir bandom daryti Helovyninę seriją. Turim Zenių. Zeniukas pas mus, čia galva. O, nereikėjo trūk taip sakyti. Užpypinsi! Ne. Seniai, užpypinsi. Šitą užpypinsi, nes labai dviejopą prasme, šitą temą, ką tu paminėjai. Koks pypsas geras. Aš galiu prisimti atsakomybę ir palikti. Ne. Pasižiūrėsim. Tai va, tai žodžiu, turim Helovyninę seriją. Planas yra toks, kad tradiciškai apžvelgsim šiek tiek filmus, muziką, bet pabandysim ir biškį būti tokie spūki, kažką pagazinti, kažką pašnekėti įvairiom temom. Tai va. Ką, Monster geri? Jo, arbatinukas. 10 kalorijų. 10 kalorijų. 10 Iš kur gavai? Iš Lenkijos? Ne, vokiškas man atrodo šitą. Tai gal nusipirkai Komikone? Ne Komikone, bet buvau Komikone. Matau, ir apyrankė Komikoną, viską. Įdomus dalykas, sekantis Komikonas gegužė. Čia gerai ar ne? Blembački, aš galvoju gerai, nes šiaip, vis tiek aš stebėjau, kaip auga Komikonas, nes ir visuose buvau ir panašiai. Yra šiemet kritikos labai daug.
O tai kas negerai? Blemba, srautai nesuvaldyti, erdvių išplanavimai, ta prasme tikrai naudingiau. Lyginant su kitom parodom, kurios būna Litexpo, tikrai galima naudingiau išnaudoti erdves bendrasią salių, nes srautai, tiesiog tu susigrūdęs. O tai daug žmonių buvo? Belenkiek, šeštadienį buvom su bernais. Tai belenkiek žmonių. Tai va tas erdvių neišplanavimas labai nuvelia ir toks atrodo trūko, ta prasme, ir ekspozicinių dalykų, bet, kai pamačiau, kad gegužę daro sekanti, pagalvojau, gal biški mažai laiko investavo į šitą, mažiau noro, nes pasirodo dabar tam, kur gegužė bus, yra jau paskelbta keletą žmonių, kas dalyvaus, tai yra toks aktorius Shin Gun, Guardian of the Galaxy vaidina. Okay. Žinai, tą tokį mėlyną suskiauterę ir yra jo padėjėjas. Žinau. Tai tas padėjėjas Shin Gun yra. Geras. Tai jis jau paskelbta, kad jisai bus. Tai aš galvoju, gal nusinvestavo ir oro sąlygos lauko erdvėje, jinai visiškai netinkama spalio viduryje daryti dalykų. Ar laukia kažkas vyko dar? Tai laukia šį kartą buvo mažiausiai dalykų lyginant iš visų, nes, pavyzdžiui, pirmam aš atsimenu buvo padaryta dronų trasa varžytuvių ir panašiai. Ekspozicinių dalykų ten galima padaryti daugiau, tai aš galvoju, gal nukreipia, jie ieško patogesnės datos. Tai aš labai, gegužę kiek tikiuosi daug iš Komikono. Sakiau, superherojaus bilietą pasiimsiu. Kas yra superherojaus bilietas? Gauni merčo, gauni atskirą praėjimą, gauni iškart su pasirinktu aktorium fotkę ir parašą. Nes šiaip čia yra atskirai mokamas dalykas. O klausyk, šiemet kas buvo iš žvaigždžių? Buvo tai, žinai, Breaking Bad, Tuko Salamanka, atsimeni? Tai buvo jisai tas tai. Geras. Tai. Teko prieiti arčiau kažkaip. Mačiau, kaip intervas vyko 18 zonai būdamas iš balkono, kad pagrindiniai scenai. Geras. Nes pirmas dalykas, ką padarėm atvarę, tai jie 18 alų čia. Tai, fain. Bet buvo aktorė viena iš Švičerio, neatsimenu aš dabar jos vardo ir pavardės, bet šį kartą išėjau be Alisa monsterių. Selezniova gal? Ne, šį kartą išėjau be monsterių, kaip man įprasta, Tai vat, ir be komiksų. O kodėl? Kažkaip, nebuvo, tas visas srautas numušė vaibą labai. Švarmi miestas. Biški. Tai žiūrėk, dar nori kažką apie Komikoną papasakot, aš biškiu... Ne, taip trumpai? Kalbant apie... Palauk, man emocijos veda. Apie monsterį kalbant. Aš tau turiu staigmeną. Turiu to monsteriuko. Bet man atrodo, tai bus ragavęs. Bet aš to noriu... Tai kam aš atsidariau monsterį? Ne, tai aš noriu, kad mes biški paragautume monsteriuko. O tai nėra, kad negeria energetinį dabar? Tarp kitko, aš esu kažkuriam čia podcast'e pasakojęs, man ten priklausomybės, panašiai esu buvęs priklausomas. Tai. Ir ilgą laiką negėriau ir čia prieš porą savaičių šoviau monsteriuko. Biški dvejojau savim, ar neužkipsiu vėl, bet žinau, kad nulis emocijų. Važiuojam, Jess. Tai žiūrėk. Pažiūrėsiu, už mėnesį, ką sakysi. Pasakysi, ar ragavęs šitą ar ne. Davai, rodyk. Atvert Pandoros skrynę. Rose. Ragavęs. Blema, tai ko mes čia susirinkom? Ragavęs ir čia tu jį turi iš Lenkijos. Aišku, buvau Lenkuose apsipirkti. Buvai Lenkuose? Jo. Tai iki kur varėt? Palauk, aš noriu Čia yra, Lietuvoje tokia nėra, Rose, tai čia rožių tipo, vadinkime, ne? Ne, čia tiesiog bus rožinis, nes, tarkim, pas mus, kur yra violetinis, jisai vadinas ultraviolet, nors ten miško vagos, o ne kažką. Okay. Tai čia aš įpilsiu biškį stiklinytę, gerai paragauti. Spalvą pažiūrėsim. Pažiūrėsim spalvą, žiūrėsim, tai rožė. rožė. O, jotus, kokia faina spalva, drumzlinukas. Aš dažniausiai, kai iš... Skardinės pas mus prie... Čia yra... Spalvinė spektra mūsų. Su vandeniu maišytas krikščionio kraujas. Welcome to Palestina, išsikato. Blet, kiek tu pipsin turėsi dalykų. Ui geras. Neturiu kur pasidėti. Čia ką mes padėsiu. Žiūrėk, kad jau ragaujam. Girdi, ką jau ragaujam. Aha. A, vairuosi šiandien? O, čia kas čia? Ten matai, kur padėjau ant stalo.
Nu, matau, kad ten alkoholį. Medinių kamščių. Bet aš negeriu alkoholį. Ai, ne. Eik. Nežinau, žiūrėk, čia kad kelelis, galvoju, irgi prie Helovino turim Sneksų? togi... Gargonė sakė. Ne, čia yra akis kakavinės spalvos žmogaus iš Nigerio. Nigeris yra šalies pavadinimas. Taip. Seni, aš vakar šitą su pusės ir aiškinus. Yra Nigerija ir yra Nigeris valstybė. Taip. Kaip vadinasi Nigerio valstybės gyventojas? Nigeris. O gyventoja? Nigerė? O ne nigerietis? Ir nigerietė? Ai, man tai jie Nigerė. Nes mes aiškinamės, kaip ten yra. Ar raseiniškis, ar raseinietis. Nes, pavyzdžiui, tikrai nėra ariogališkis, yra ariogalietis. Taip. O su raseiniais yra, man atrodo, kad raseiniškis. O Švėkšnos gyventojas? Švėkšniškis. Šaunuolis. Žiūrėk, o čia turim zombio pirštą. Čia biški pasenę, tai neišsima. Šausi kažkurį? Blet, aš akį žinau. Gerai, tai tave aš užtenk dabar. aš Bet aš noriu, kad tavo taip nuo delno įtrauktum. Jo, kad pasprinčiau, aš nemėgstu dalykų, kurie pailgi ir... Gambai smirda. Tai ar taip turi būti, ar ne? Iš tikrųjų, ne pirmo šviežumo yra. Eik. Nenuteikinėk blogai. Davai, padaryk. Aš bijau kvėpavimo takus įtraukti. Tai aš padarysiu tą rūrinimo procesą. Ne, neišeis. Per daug gėda. Oi, blėt, čiulpti. Su džemuko viduj. Du paragau. Ne. Aš šitą pirštelį paskui suvalgysiu labai kietą. Tai čiulpti reikia. Čiulpti. Tai va, ką, gal varom prie temų kažkokių pasiruošę esame. Davai, važiuojam. Viškai nebe. Tarp kitko, paskui turėsiu tau dar vieną ragavimą. Dar vieną ragavimą? Jo, bus labai geras ragavimas. Ką, nori kažką, gal tu pradėt, ar man pradėt? Aš kol gramtau, davai tu pradėk. Su Helovinu, ne su Helovinu. O, kadangi apie Komikoną pradėjom kalbėti, ne? Apie renginukus. Aš žinau, biški irgi gameris. Ką geiminai? Dabar vakarai sėdžiu, žinok, užsikabinau. Aš vaikystėje, paauglystėje, sakykim, aš niekada nebuvau gameris, bet buvo keli žaidimai, kuriuos lošdavau. Aš ir mano jaunesnysis brolis, mes pastoviai tam tos pačius kelius žaidimus varydom. Tai būdavo toks žaidimas Empire Earth. Ten, kaip Age of Empires, jo strateginis, ten pradedi nuo prieš istorinių laikų ir visai eini per epochas, ten ištekliai, stataisi, kariauji, ten užgrobė žemės ir panašiai. Tai jis 2001, man atrodo, metų žaidimas yra. Ir mes su broliu, linkėjimai Kasparui, mes pamišę dėl to žaidimo. Mums, žinok, jisai sapnuojasi naktim. Mes jį... Ta prasme ir Kaspa dabar loši? Aš dabar bendrai kalbu apie mus abu. Okay. Ir aš čia vieną vakarą įsirašiau tą žaidimą, nufotkinau, nusinčiau Kasparui, sakau, žiūrėk, ką lošiu. Jis parašė, blemba, aš kaip tik irgi dabar lošiu. Ar ten vakaras, šiandien, ir taip sutapo. Okay. Nes mes sapnuojam tą žaidimą. Kasparas dar labiau, jis sako, aš dažnai sapnuoju. Jisai gerulis šiaip. Bliam, kaip šiaip jį galima atsiųsti nemokamai, legaliai, tikiuosi, ten legaliai yra puslapis oficialus, tu gali atsiųsti, yra netgi ten patobulintas variantas, ten kur papildoma epocha, bet ten neoficialus jisai, ten fanų padarytas, yra bendruomenė tų žaidimų. Nenorėjot su Kaspa per online? Problematika, ten aš iš tikrųjų nemoku, aš nežinau, ten, nes mes būdavo lošdavom. Šitą žaidimą? Aš vieną kartą esu lošęs, bet prieš labai protingą žmogų žaidžiu, tai aš galvojau, kad esu profas, nes daug kad lošęs, kai pamačiau, kaip ne prieš botą žaisti visai kitaip, nebežaisi. Buvo vienas bičiukas, kur nemokėdavo kareivinių pasistatyti. Kaip galim nemokėti? Tai jisai darbininkų daug ją prisigamindavo ir su darbininkais eidavo kapotis. Aš taip kartais darau, kai nėra išteklių, žinai, ir visus ten nuo ūkių. Ir varai su kauptukais ginti. Ir banda visą kovoja prieš robotus, ten kokius lemų. Tai va, tai geiminui labai kabina. Yra trūkumo tame žaidime, ten tas AI-us biškių durnas, ten, pavyzdžiui, matai, kad jie neturi išteklių, bet jie vis tiek statusų, žinai, ten, tai biškai tas nervuoja labai nuspėjamas, jau turiu savo strategijas, kurios visą laiką veikia,
Bet vis tiek įsijungiu, vis tiek kapoju ten, nu, soundtrackas labai fainas, tas garsai ten, nu. Gerulis jisai. Labai smagu. O Age of Mythology neteko tau lošti? Aš žinau, kad toks yra, esu Ten renkės tarp fainas. atlantidiečių, graikų, egiptiečių ir vikingų. Pasirenki pagrindinį dievą ir paskui kiekvienai epochai keičiantis naują dievą pasigauni. Ir tu gauni, tipo, kokią nors spec galę, kurią vieną kartą gali panaudoti iš dievo. Žemės drebėjimą, tipo uraganą. Arba ten aukso papildomai, kad kasyklą kokią nors pastatyti gali. Blema, gal reiks pamėginti. Gerulis, pabandyk. Bet blema, man taip laiko, aš jau taip nieko nespėjau, man va tie montavimai, Seni, darbas. laiko, žinai, kam gaila. Esi žaidęs Heroes Might and Magic. Ne, net Kur, negirdėjau. kur ten būdavo tokie treti heroesai, kur yra pilis, kurioje tu turi savo tautą, ten nikštukai, demonų pilis, tipo angelų. Ir tu bildini viduj pilies, bet keliauji su raiteliu po didelį žemėlapį. Ir tu turi ribotą kiekį žingsnių, tada perleidži kitame įimą. Dabar stalo žaidimą tokį išleis. Tai mes su Hebrabiški šnekėjom, kad vėl nežinau, kiek laiko stalo ar žaidimas turės trukti. Nes ten dėžė, tai karoči didžiulė, vos neskrinė. Parom. Tai ten realiai pasiruošimas jaučiu kokias 4 valandas užtrunka. Tai va, tu pats negėmini nieko dabar? Aš NBA dabar su pusėserė vakarais. Kurių būna. metų? 23. 23, dabar sezoną žaidžiam. Sezoną žaidžiam, ketvirtadienį paskutinį kartą sumetėm partiją. Tai Clevelando Cavs 7 kartus šį sezoną prapysė. Nieko nesako, man žinau. Man sako. Man kamuolys, Kamuolys apvalus. Gyvenimas kaip ir apvalus. gyvenimas, teisingai. Ką dar, einam per temas. Bleva, aš šiandien tiek visko turiu, bet gal tu nori kažką papasakoti? Ne, aš noriu, kad tu įsivažiuotum, aš biškai Organiškai, užsikursiu. ne? Užsikursiu, nes tu turi daug, aš turiu mažiau. Aš iš laiškų, kur mums siuntė Halloweeninės istorijas. Gavai kažką? Gavau, atrinkau vieną žiauriai gerą. Nes kadangi tu sakei, kad daug tipo, turi ką pasakot, tai aš vieną atrinkau. O tu gal dabar ir papasakok? Ne, gal į galą biškai tokia mistiškesnė atmosfera. Gerai šiandien. Tai. Bet žiūrėk, tau nutikytė biškai pakilo, ne? Patei tą patat. Bet apie psichologą nenoriu pakalbėti. Blet. Nes aš noriu pastumti ant tavęs, ant eterio. Ant eterio? Ką tu nori ant manęs pastumti ant eterio? Kodėl tu nenori pas psichologą? Kas tau sakė, kad aš nenoriu? Eini? Kas tau sakė, kad aš einu? Neini. Mano reikalas, ką noriu, tą darau. Gerai, važiuojam toliau. Turiu vieną tokią temą pasiruošęs. Nu. Čia bus geras, žinau. Jungle Kingas. Nu, tai apie renginukus pasišnekam, buvai Jungle King'e? Ne, nebuvau, bet gal kada reikia. Dalyvausi, eisi muštis prieš ką mušęs. Prieš grėtininį. Viršylą nuneš. Prieš grėtininį. Žiūrėk, mes niekad apskritai Kokia apskritai tavo nuomonė apie Jungle Kingą yra? Mano nuomonė yra, kad gerai, imkim, tai yra šou, kur aš nemanau, kad labai daug dalykų yra tikra. O gerai, ten Hebra, ta prasme, Braulinas, stumdos mušas ir bando muštis. Nu, bet aš esu žinai, kad matęs, yra, ta prasme, ten yra tos parodomosios mušnės, ten tie visokie maibachai su grėtininiais, bet Jo. yra ir, normalūs Kas kovotojai. normalūs? Aš tų Viršila? pavardžių, ne, yra ten, kur ateina, tikri normalūs kovotojai, ta prasme. Nu, bet ten irgi, ta prasme, biški tos tokios pokazuchos man, žinai, kur Wrestlemanijoje, WWE Amerikai irgi ateina tikrų kovotojų, bet nuseni. Tai man čia yra pigus atitikmuo Wrestlemanijos. Okay. Nes kas yra su Wrestlemanija, pavyzdžiui, būdavo, mes kai buvom vaikai, būdavo toks Undertaker tipo Wrestlemanijai. Didžiulis, apsirengęs juodų paltų, su skrybelė, pristatomasis jo senai karstas, išlenda jis ten iš karšto ir kadangi milžiniškas visus taško. Neseniai interviu mačiau su juo. Jis toks šiltas žmogus ir jis šneka, sako, man priskyrė tą vaidmenį. Ir aš taip su juo susigyvenau. Nu, tai čia tas pats, tik tai, kad, ta prasme, žmonėm nepriskiria vaidmenų, o biški paima tos vaidmenis. Iš jo tokių, man, pavyzdžiui, gerai, kas atsakai grėtininę, Petrą liečia. Mano nuomonė, ten yra pasityčiamas, ta prasme, iš žmogaus. Dar čia gabalai rašyti jam davė, ta prasme, Bet tai jeigu jam smagu, jeigu jam patinka. Nu gerai, Jis jau suaugęs žmogus yra. Jo, gerai, suaugęs žmogus, Ostapenko irgi suaugęs žmogus buvo, privedė visuomenę žmogų iki mirties, ta prasme, tai privesim irgi dar vieną, ta prasme, kam reikia? Mano nuomonė, Jungle King yra socialiai neatsakingas renginys. Šitaip, ne?
Aš galiu savo nuomonę pasakyti. Ar čia tu vienas čia kalbėsi? Ne, tai tu mano nuomonės paklausai. Ne, gerai, ačiū už tavo nuomonę. Mano nuomonė ilgą laiką buvo teigiama. Nes, jo, ten yra šlamšto visko, bet aš čia kažkur intervą kalbėjau ar su Viršila, ar su tuo, kaip tas kitas organizatorius. Dirkštys. Labai gerai pasakęs, sako, jie skatina žmonės susidomėti tuo sportu per tokius šou, sakykime. Ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, mane, aš iš pradžių ten žiūrėjau kaip prikolą ir panašiai, bet man pradėjo darytis įdomu visai tos muštynės, pradėjau galvoti, būtų gal įdomu pažiūrėti tam tikras kovas, ne tik tų visokių maibachų, ir netgi ten galvoju, vyks kada vėl ten tiesioginis blema, gal nusipirk pasižiūrėti, žinai, man, nors aš visiškai su sportu, nesusijęs, toks, ir galbūt yra daug tokių žmonių, kur, per tokį, sakykime, Sen nusivesiu už tavį normalų bokso čempionatą. Davai, nusives. Davai. Bet man, pavyzdžiui, įdomiau žiūrėti, kaip mušasi Minedas su Maibachu, negu kažkoks ten Frikadėlėjevas su Kamabimbičkiu kokiu nors, žinai, kuriuo aš nepažįstu, o šitos matai tu iš TikToko ir per tai gal tu gali susidomėti tuo sportu, žinai, tokia nuomonė. Bet, tokia buvo mano nuomonė, kol nesužinojau vieną tokį įdomus dalykų. Nepaslaptis, kad Jungle King labai mėgsta vaikučiai žiūrėti. Nes trendina tas socialumas. Taip, trendina. Ir įvyko viena tokia istorija, man labai keista, kad žiniasklaida nieko nerašė. Biški man gal nedrąsu apie tai kalbėti, nes tai buvo labai keista, bet užtildyta ir nusodinta. Pasiruošęs tam? Davai, pasakai. Progimnazija ar gimnazija, kaip jinai vadinasi dabar. Vaikai prisižiūrėjo Jungle Kingo ir nusprendė mokykloje padaryti savo Jungle Kingą. Ir aš kai tą išgirdau, tai biškelį pakeičiau nuomonę apie Jungle Kingą, nes pagalvojau, kad galbūt vis dėlto blogą įtaką gali daryti vaikams. Socialiai neatsakingas dalykas. Taip, tai žodžiu, kas buvo, susirinko, bijau sumeluoti, 6-7 klasės lauke. Ten nežinau, kokiu būdu išrinko kelis bičiukus, kurie mušėsi. Ir kapojosi normaliai plikais kumščiais, viską. Girdėjau 2 istorijas. Viena istorija buvo, kad vienam lūžo raktikulis, kitas atsijungė, bet manau, kad taip nebuvo, nes iš kito žmogus girdėjau, sakė, kad čia nesąmonė, gandas, iš tikrųjų vienam trenkė pilvą ir apsivėmė vaikas. Apsivėmė. Tai va, bet kuriuo atveju fun. Tai va, ir aišku, sužinojo ten valdžia viskas, buvo policija atvažiavusi, visi 6-7 visą trimestrą, pusmetį, kaip kas ten dabar yra, nežinau, po pamokų valo mokyklą, visi, kurie stebėjo. Ir tokia bausmė, visiems liepia viską išsitrinti medžiagą, dėl to niekur internete nėra. Ir kas ką filmavo, ir policija liepia išsitrinti visą medžiagą. Gerai, o tu sakai, užtildyta buvo, kad niekas nesužinotų. Niekas nerašė, jokia žiniasklaida. Čia žinai, kas galėjo, koks ažiotažas būti. Čia didžiulis. Nieko. Pažiūrim video. Davai, pažiūrim. Aš gavau nemažai medžiagos, bet aš ją pakarpiau. Tai va, ir aš po to, žinau, kažkaip biškį pakeičiau nuomonę. Žinai, klausimas, ar kitose mokyklose to nevyksta, ar kitur netildo to. Žinai, ką aš pagalvoju, gal reiks užpipinti mokyklos pavadinimą, bent jau. Ne? Jo. Gerai. Jo, ne, ta prasme, gerai, esmė pradėkim nuo to. Gerai, susitvarkė, nuramino visą šitą dalyką, gerai, tarkim, įsivaizduokim, kad susitvarkys bendruomeniai ir kad nepasikartos šitas. Nes bendruomenė šiaip, jinai, gan, nebloga yra tos mokyklos, kiek aš žinau. Ta prasme, ten tikrai geri vaikai eina į tą mokyklą. Nes, aš manau, palikim, tegul ta prasme susitvarko šitą dalyką, ne mūsų čia reikalas, bet aš nenustepčiau, kad masiškiau šitas dalykas vyksta. Nes, ta prasme, jeigu tarp socialiai stiprios bendruomenės įsiteigia toks asocialus elgesys, tai
Tai kas daras, kur regionuose, kaimukuose kur blogiau kažkas. Taip. Ta prasme, aš sakau, mano nuomonė apie Jungle Kingą yra, kad ir pas Rolą, man atrodo, ten dikštys, mes vaikus motyvuojam sportuoti, nu nesportuojant. Jūs Ta prasme, motyvuoti sportuoti mokina žmonių ir daužyti snukius. Nes sportuoti motyvuoja normalūs, ta prasme, sportininkai, kurie kalba apie discipliną ir panašiai. Čia, ta prasme, nu jūs darot pokazuchą. Eikit pasižiūrėti, esam padarę video su treneriu, va ten yra motyvacija jums, jeigu nori sportuoti. O čia yra pokazuchą. Taip. Ir sen, kiek, blemba, pats turi atsiminti, aš atsimenu iš to, kaip mokykloje, kai teko mokintis, ne, būdavo, ta prasme, kur socialiau silpnesni žmonės, hebra tarpusavį juos sukiršina ir būdavo susiplėkė. Nebūdavo pas jūs tokio? Mane vieną daužydavo. Okay. Nebūdavo, kur, tipo, mato ten kažkas, kur biški pasipizdavoja kažkas iš vieno, iš kito ir pradeda kiršint. Aš ir kieme esu tą matęs, ne mokykloj kieme. Jo. Pagauna, kad kažkas televizija, taip visi sueina, davai, pisnėmis, nu. Tai va, tai Jungle Kingas yra normalizavimas šito dalyko. Nahui. Okay. O, mūsų vadybininkas ateina. Zdarova. Eik čia, Spurga, prisijung prie mūsų. Atei, prie Bokurėlių, nelypsi. Tai va, okei, smagiai pakalbėjom. Tai ką, tiek šiandien? Ne. Čia tik tai 1/5 dalis, kad šiandien turim pasiruošę. Aš tau turiu klausimą. Tavo nuomonė. Helovynas ar mūsų užgavėnės geresnė šventė? Užgavėnės. Kodėl? Aš, kadangi esu mokęsis etnologiją, tai nebuvo labai man artimas mokslas, bet man, sakykime, išūkdė tą tokį biškį, kaip čia pavadinti, tautinį mąstymą, nežinau, taip galima vardinti, bet pas mane yra toks, Helovynas absoliučiai yra ne mūsų šventė, mes turim savų švenčių, turim vėlines, turim užgavėnės, man užgavėnė yra graži šventė, man labai gaila, kad vaikai nebevaikšto per namus prašyti blynų ir kakavos čigonų Lietuvos, o kad dabar pasirodo jau yra vaikai, kurie per Helovyną vaikšto saldainių prašinėja. Jo. Man toks feikas ir, yra ne mūsų kultūrinis dalykas. Taip, ir turim tikrai savo gražių švenčių. Helovynas irgi tu gali velniais raganom apsirengti. Padaryk irgi taip pat pasipuoš per užgavėnės. O nemanai, kad mūsų užgavėnės biškai rasistiškas dalykas yra? Tikrai taip, bet tai... Žydeliai, čigonai. Bet tai čia nieko blogo. Tai yra mūsų kultūros dalis ir tas, vadinkim, rasizmas, kaip čia pavadinti, tai dabar yra traktuojama kaip rasizmas. Tuo metu tai buvo tiesiog kultūros dalis, tie patys žydai, čigonai tarp mūsų buvo, jie turėjo tam tikrą stereotipą ir tai buvo išryškinama tik per tas šventes. Taip. Supranti, ką noriu pasakyti. Bet, o nemanai, kad užgavėnėse trūksta mūsų mitologijos? Laumių ir tipo... Blembo, pakankamai tos mitologijos. Ne, bet tai yra biškai kitas dalykas, man atrodo. Nereikia norėti, kaip čia papročiuose dalykų, kurių nėra. Yra kaip yra, aš taip galvoju. Kaip etnologas? Turbūt, nežinau, aš nesu ten specas tos etnologijos, bet tiesiog, tu neįvesi kažko naujo į tradiciją, žinai, tradicija yra tradicija. Okay. Ir turim priimti taip, kaip yra. Bet čia nežinau, ką kaltinti reikėtų, čia tos mūsų etnologus, gal kad jie ne patį, gal žinai, tą užgavėnių šventę galima pateikti jaunam žmogui kitaip, jo, gal biškai papopsim. Manai, turėtume rebrandinti užgavėnės? Taip. Pavyzdžiui, nafik tą garmoškę trauk per užgavėnės. Kas užgavėnės organizuoja Kapelos kaimų? Paimk jaunus žmonės, kas organizuotų užgavėnės. Padaryk ant achnuškės. Tipo, paimk spūkį muziką, tą pačią Helovyninę muziką paimk, biškį, padaryk užgavėnių parką, ne Helovyno parko, užgavėnių parką. Ateini žydelis, tave maišą deda. Dabar, kai pasakiau, jo, iš tikrųjų, žinai kas, tiesiog šiam laikui netinkama šventė. Šiam laikui reikia rebrandinti. Reikia rebrandinti kažkaip. Ta patį žydelį tu gali, kažkaip prainformuoti, kad tai yra... Nes šiaip, kad tai nėra rasizmas, žinai. Bet šiaip užgavėnės nėra mitinių būtybių šventė realiai. Tai yra žiemos varimas. Bet yra kaip yra.
Yra lašinis, yra kalnapinis. 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 Kalnapinis yra. Žydželis yra čia. Nu, jie turi to Ką Zenius mistiškumo, žinai. Zeniu, ko toks tylus šiandien? Nu, okei, gerai. Nes, matai, Ką tu galvoji? Aš manau, kad Helovynas, nu jo, jis nėra mūsų dalykas. Manau, kad fainai yra žmonėm turėti tokią pramogą tiesiog, kaip Helovyniniai parkai, tarkim. Bet aš manau, kad tai yra labai paversta į komercinį dalyką ir labai netekia savo dvasios aplamai, nes mum visi šventi yra dalykas, ne Helovynas. Ir čia papildoma komercija, papildomi lošimai. Netgi Amerikoje, man atrodo, kiek žinau, Helovynas yra grinai komercinė šventė. Nėra ten kažkokia labai iš ten papročių. Jos, nu, ta prasme, žinai, ištakos šiaip visko, ta prasme, moliūgų skaptavimo ir panašiai, ištakos jos yra daug senesnės. Kadangi Amerika nėra toks senas dalykas, negalim traktuoti, kad pagoniškas dalykas. Bet tai gal ten Britai kokie Ir įnešė? Britai šito dalyko irgi turėjo. Ir pavyzdžiui, yra moliūgų skaptavimo legenda, kaip atsirado. Yra Stinky Jack legenda. Nesigirdėjęs? Stinky Jack? Stingy Jack. Stingy Jack. Jo. Nes visus tuos moliūgus išpjaustytus vadina Jack O'Lantern. Šiaip, nu, toks biškiairiškas atskambis, ne? Ir man atrodo, kad šita legenda būtent iš Airijos, iš ten Britų salyno ir yra kilus. Žodžiu, Stingy Jack buvo gėrė bare. Čia per Čia legenda, jo. Jisai, nu, toks dviprasmiška asmenybė labai, ne pats geriausias tipelis. Jisai gėrė bare ir sutiko velnį. Jo. Ir, tai aišku, kad gerdamas bare sutiko velnį. Ir jisai pasiūlė velnį išgerti, bet sako, aš pinigų neturiu. Ar čia haliunkės prasidėjo? Sako, aš pinigų neturiu. Velnas pasivertė į monetą ir jisai tą monetą įsidėjo į kišenę, kur buvo kryželis. Ir velnas negali atvirsti prie kryželio. Kad susitarė, kad metus laiko velnas prie jo nelys ir jisai tipo išleis. Jisai išleido jį, po metų vėl sutiko velnę. Kalbino velnį užlipti medžio viršūnę, ten obuolių karočią paskin, tarkim. Taip tripino žmogėlis. Ja, ir kol velnės lipo, jisai ant medžio kamieno išraižė kryžių. Velnės negali išlipti iš medžio. Ir jie susitarė, kad velnės nepaims jos sielos į pragarą, kai jisai numirs. Gerai. Praėjo amželis, Stingy Jackas numirė, Dievas neima jo į rojų, nes neaiškus jisai tipelis. Taip. Velnas susitaręs, kad neims pragarą. Ir velnas džiaugias, velnas trina rankom, nes jisai pavertė jį baisuokliu, kuris klajoja su moliūginiu žibintu po pasaulį ir pradėjo žmonės pjaustyti, skaptuoti moliūgus ir dėti prie namų, tam, kad jie atbaidytų, kad jisai neįtų ten, kur yra žibintas, nes jisai ir pats tampa žibintą jau. Nice. Kaip faina istorija. Va taip. Vat legenda. Vat legenda. Tai visiškai ne mūsų dalykas. Bet turi savo šarmą kažkokį. Nu taip. Ar reikia propaguoti ant, tarkim, bendruomenėse, kad švęs Helovyną? Nemanau. Nu, kaip tu sakai, saldainį prie užgavėnės galima paprašinėti. Blynų. Ir kakavas. Mes atsimenu vaikystėje pas močiutę kaime būdavo, žiemos atostogos būdavo ir varydavom per žiemos atostogas užgavinę. Jas, ir pinigų žmonės duodavo. Aš tai nieko nevarydavau, mes visą laiką užgesinom šviesas ir užstrakindavo, nieko neleisdavom. Skambino į duris, nieko nėra. Čia kaip Panevėžy gyvenau, bute gyvenau, bet būdavo tavo. O kaime... O pats esi ėjęs prašinėti, ne? O kaime, kai būdavau, tai aš daug šį vaikystį laiko kaime praleisdavau, tai ten, man tokie trumpi fragmentai, bet atsimenu labai stiprų, ten tam kaime, kur aš vasaras ten leisdavau ir šiaip būdavau, tai ten labai stipri bendruomenė būdavo, dar po šiai dienai yra Miežiškių kaimas, Panevėžio rajonas, labai stipri bendruomenė yra. Nori pragauti? Arbatinis. Tai tenai, kiek iš vaikystės atsimenu, ten būdavo, tie ansambliai, kapelos persijungė, vaikščiodavo po namus ten. Ansambliai ir kapelos. Kažką čia man duodi? Čia arbatinis monstris. Dėdė širdutė nesustos? O, kaip kvepia. Nestinka. Persikinė arbata tokia. Jis mažai gazuotas, negazuotas iš viso. Ne, visiškai. Nice. Gerai, pakalbėjome apie Helovyną, grįšim prie Helovyno, papasakok, kaip muzikos naujienų, kas nors yra.
Aš iškart. Davai. Vakar albumas išėjo. Monik išleido albumą. Taip, Mini, turėjo 5 gabalų. kažkada išleist. 5 gabalų, mini albumiuką. Klausėjai? Biški. Ir kaip? Bliam, reiks paklausyti. Ant Galėjai virš- pasakyti, būčiau paklausęs. Ant viršelio jos vaikystės nuotrauka. Čia uždėsim. Aš girdėjau, kad pas Klajumą ar pas kažką jinai čia man pusės yra Pas Klajumą pasakojo. kalbėjo. Kad, Aš kad, klausiau kad, kad tą sakė jinai, kad va tokią muziką būtų dariusi. Jeigu... Taip. Nu, Tai tipo, čia jos muzika yra. Šiaip faina, ta prasme, aš labai prabėgom, praklausiau šiaip beveik ant gyvenimiškus dalykus. Manau, reiktų atsisėsti, atidžiai paklausyti ir man atrodo, kad ten smagiai viskas. Būtinai reiks paklausyti. Man šiaip Monik Monik nėra Ne baisiai mėgstama, bet sakiau, kai jinai pakalbėjo apie tą albumą, tai tikrai labai įdomu būtų paklausyti, kas ten per muziką, nes tipo, ten, tai, ką jinai iš tikrųjų norėjo nuo pradžių daryti, ne tą komerciją, tipo, bet kažkaip jaučiu, kad vis tiek toks popsiukas bus, ne? Matys. Okay, Išsaugokim paslaptį. Kas apie muzikos naujienas? Aš labai daug nesiplėsiu, Spotify'us topų neliesiu. Mano mylimas Timbalandas atsigavo, dabar jau varo gabaliukus. Tai palai, ten jisai buvo albumiuką leidoje, ne? Nu, tai turi kažkada išleisti Timberlake'o albumą, bet jis neišeina vis. Tada išleido gabalą Timberlake'as Senelį Furtado, kur aš ten negaliu atsiklausyti to gabalo. Jo, kur pasakai. Ir paskui jis dar išleido dabar kelis gabalus su dar kažkokiais atlikėjais, bet jau man visiškas popsas yra. Neatsimenu nei tų atlikėjų, nei vieno gabalo, neįsimintini gabalai, nu toks, šiaip nusiminiau. Tai va tik tiek turiu papasakoti apie tai, nesiplėsiu. Ir, kalbant apie lietuvių atlikėjus, Augustė Nombeko išleido naują gabalą ir klipuką. Gabalas Labai fain. Nepamirš manęs, kažkas to. Man atrodo. Mane pamiršai. Pamiršai, jo. Čia biški įdėsim ištrūkėlę. Klausyti, ne, tą Labai gabalą? smagus. Aš žinau, turiu biški kritikos. Nu, davai. Pažiūrėk. Šiaip man labai smagu, kad jinai tą savo stiliuką yra atradus, pagavus. Tikrai viskas gražu, tvarkinga. Man žinai, kas nepatinka va iš tos kompanijos. Ten Jessica, ten tie patys, man atrodo, ir kūrė muziką, ir ten svedimus daro. Labai viskas yra, kalbant apie tą mixingą patį, labai plokščia ir labai pritaikyta yra radijui. Radio friendly toks gabalas. Jis yra trumputis, ten 2,5, man atrodo, minutės. Kažkas iki 3. Labai ta standartinė Plokščias turiu struktūra. omeny, kad nėra erdvės. Jo, to pačiu skambesiu. Labai ir tas vokalas ten nušlifuotas toksai. Tai, bet šitas gaunas tada biški ir su klipu prasilenkia, nes klipe to erdviškumo šiaip vizualaus yra. O vat garse, kaip kad tu sakai, jo trūks. Man, žinai, iš Augustės norėtųsi, jinai turi labai stiprų, labai gražų balsą, bet jos tie gabalai ir tas suvedimas muzikos jo neatskleidžia, mano tokia nuomonė. Gabalas, aišku, geras, tvarkingas, eis į topus ir panašiai, bet aš nematau jos toje muzikoje. Tai man norisi. Ir, pavyzdžiui, man dar irgi trūko, eina ta struktūra, viską nėra tokio gilesnio, to dropo tokio, žinai. Ta muzika yra jausminga ir panašiai. Yra toks biški, toks kaip, aš muzikos terminų nelabai moku, toks kaip bridžas, perėjimas toks vienoje vietoje, bet jis irgi negilus toks. Norėtųsi, kad jos to žemas tembras, kad išlistų toks, trūksta man to. Nemoku žodžiais, gal pilnai išlišti. Nesupyks ant tavęs čia už kritiką. Tai va, tokia mano kritikėlė, bet šiaip Augustė maladėts, varyk toliau labai gerai. Reikia daugiau, žinai, reikia daugiau jos gabalų. Nombeko daugiau gabalų reikia, nes nedaug jų yra, bet ką jinai išleidžia yra gerai. Tu žinai, ką jinai tekstus rašo? Girdėjau. Žinai, kam jinai rašo? Ne. Bunkiai. Ai, okei. Jinai rašo tekstus bunkiai. Naujausi jos gabalai ten keli yra Augustės parašyti. O čia vieša informacija. Jo, yra ir net po klipais visur parašyta. Okay, gerai. Augustė Nombeko. Pati Bunkė kažkuriam story yra pasakius, kad Augustė rašo tekstus. Zybis, maladėts. Maladėts, tikrai šaunuolė. Kalbant apie muziką, buvau paruošęs namų darbų. Jo, buvai paruošęs namų darbų. Ar atlikai? Aš labai, žinok, sėdėjau ir galvojau, gali pasakyti, kokie namų darbai? Jo, daviau Gislai namų darbų ir savo turėjom išrinkti geriausią lietuvišką dainą. Mūsų nuomonė.
Nežiūrėk ten tuos mano užrašus, jau Gerai. matau čytinį. Ne. Išjungs aš tą televizorių. Nu, Tai va, geriausia lietuviška daina, biškelio argumentuot, papasakot kas kaip kas. Pradėkite, ponaitį. seni, aš žinok daug galvojau. Buvo prabėgęs mano viena iš minčių prabėgusi. Ne pati pirma, bet buvo. Ir vakar dar irgi paantrino šitą mintį. Leisk atspėjasi, Mamontos laužo šviesa naktyje. Jo, buvo šitas, bet aš manau kitaip, žinok. Aš manau kitaip, nes mano nuomonė ir pati pirma mintis buvo hiperbolė, vandens ženklai. Nes tą dainą žmonės klauso dachuja metų. Taip. Dabar jaunimas klauso, mes klausėm, mūsų tėvai klausė, garantuoju, mano senelis puikiai žino. Ir mūsų vaikai klausys. Ir garantuoju, ir aš dėl to esu įsitikinęs, kad Padainuojam gal biškį. vandens ženklai, balti. Tai, Ir šitos dainos autorius yra Richardas Bartusevičius. pedofilas. Visi Ne. tokie. Nu gerai, tai komikas tada. Tai komikas tada. Ir aš galvoju, kad jiem labai pasisekė, nes mūsų pasaulį Lietuvoje garantuotai ranka plauna metų iš metų. Jo sesuo, Loreta Bartusevičiūtė, yra Virginijaus Noreikos žmona. Ok. Tai aš tai pagalvojau, Nu, tiesiog kaip kūrybininkų mažai šeima. viskas jos, viskas kūrybiškai persipinė. Noreika irgi žymus žmogus. Tarp kitko, apie Noreikos ir Luko gabalą irgi buvau pagalvojęs, kad, ta prasme, yra klasika, bet ar geriausia? Dėdėjai dabar yra perdirbti. Taip. Koks šūdinas. Kas ten jie atlieka, nežinai? Neatsimenu. Bet toks šūdinas. Nes ten, matai, ten šiaip labai daug dainų perdaryta. Yra ten gintariniai laikai, man atrodo, vadinasi tas projektas. Ten, Luckos, man atrodo, projektas. Tas su juokingo kepūrė? Man atrodo, žinau, bijau pameluot. Nebuvo mes šnekėję apie Pirmą kartą. Oi, tai paklausyk, ten žinok labai daug tų senų Čia gabalų. grupėje skaitai? Ne, ten skirtingi atlikėjai, ten ir Redkoj yra, man atrodo, Baumila kažką Kaip albumas čia? Koks Jo. konceptas yra albumas? Kaip ten buvo renginys Vilniuje, man atrodo, kažkoks ir yra Spotify'ui atskiras kanalas Gintariniai laikai, aš manau, kad jie darys daugiau tų tokių projektų. Ok, negirdėjau. Ir Butkutės gabalą ten kažkas perdainavo, neatsimenu kas. Ten daug atlikėjų iš tikrųjų, žinok, labai ir daug skirtingų gabalų. Būtinai paklausyk. Galima turėsiu Paklausykit, paklausyt. jeigu negirdėjot. Ok, tai o ką nusprendė, koks tavo pats geriausias? Tai vandens ženklai seni. Tai taip Aš ir- manau, kad vandens ženklai ir nusipelnė. Šiaip iš tikrųjų iš mano eksperto perspektyvos. Huisperk. Hiperbolė labai originalų skambesį turi savo. Savo visiškai. Šitos dainos labai unikali struktūra yra, labai skirtinės melodijos, įsimintina. O Aš aprūvinu tavo nuomonę. apūvinį mano nuomonę, o Tikrai, Troitskį, žinai? Ne, Strotskį, žinai. Nežinau. Troitskis, man atrodo, taip vadinasi jisai. Kur Trajakus gerai Čia buvo, ne, senais laikais kažkoks tai muzikantas, man atrodo, sovietinis, kuris buvo sukritikavęs vandens ženklų šiaip. Aš matai, sovietų nelabai, aš labiau nacių. Šnėli. Dėl ko sukritikavo? Man nežinau, bet tipo, kad tai nėra, nes vis tiek hiperbolė biški tokia rokovo grupė, ne? Kad tai nėra rokas kažką tokio ten, bet aš bijau suspekuliuoti. Aš esu tokį gandą girdėjęs, bet čia kažkur va atminti tai plaksta. O nežinai, kokia mintis yra tos dainos iš vis apie ką? Seniai, vandens ženklai. Kas vandens ženklai yra? Nežinai, kas vandens ženklai yra? Seniai, ant banknotų. Palauk, man kažkas kažką pasakojo apie tą dainą, kad ten paslėpta mintis kažkokia yra. Šiaip neįsivaizduoju, žinot, nežinau. Aš galiu vieną skambutį padaryti tiesioginę eterį. Davai. Nes Ar aš man pažįstu tą žmogų? Kasparas, brolis. Man. Aigi, tiksliai mūsų roko ekspertas. Man atrodo, jisai kažką apie tą dainą pasakojo. Pala, o ne Kaspa roko muziejui dirbo? Jisai dirbdavo ne roko muziejui, o kino, teatro ir muzikos muziejui, kažkas tokio. Okay. Tai jis ten tos informacijos tokios turėjo. Pabandom. Nes ten kažkas su sovietais. O aš to momentu į erdvę numerį padiktuosiu. Ai ne, jisai kalbėjo apie polarizuotus stiklus dainą, kad ten kažkas su sovietmečiu.
Labadiena, gerbėmės Rokai. Labadiena. Zdarov. Žiūrėk, Kasparui, trumpai, mes čia Tu tiesioginė meterį. Mes su Gysa filmuojam podcastą, kalbam apie muziką ir biškį norėjau tau paskambinti. Ar tu man esi pasakojęs apie dainą Vandens ženklai, kad ten kažkokia užslėpta mintis yra apie sovietizmą ar dar kažką, ne? Ne, apie šitą dainą tikrai ne aš tau pasakoju. Nu, tai nulis naudos iš tavęs. Reiks iškirpti. Gerai, o tai tada prie to pačio tu man tikrai esi pasakojęs apie polarizuotus stiklus. Apie šitą. Tai apie šitą tada papasakok, kad jau paskambinau. Kas ten kažkas su sovietmečiu yra užslėpta, ne? Taip, matai, ten esmė yra daina apie aukščiausiąją tarybą. Nu, ta prasme, aukščiausiai taryba buvo sovietmečių, kaip Seimas, sakykime, ten, žinai, komunistų partija tiesiog buvo. Paskui, žinai, ta aukščiausiai taryba tipo, Lietuvos buvo, bet esmė kokia. Ta aukščiausiai taryba sovietmečių turėjo polarizuotus stiklus, tai ta prasme, kad tu atspindi, ta prasme, tu į vidų negali pamatyti, tik tai atspindi savo, žinai, gali matyti. Ir ta daina buvo dėl to, žinai, kad... Tu nematai, kas viduj yra to pastato. Jo. Ir tipo, kad reikia išdaužyti tuos stiklus, kad tie, kas viduj, žinai, mane pamatytų. Kažkas va tokio, žinai. Wow, nice. Jo. Tai vat polarizuoti stiklai, nebe grupės, nebe... Va, aš jau galvoju, kokią grupę? Neatsimenu. Tai jeigu įvestum, žinai, Google, tai... Surasim. Surastum. Štai jeigu ką šaltinis šito reikalo, jeigu gerai prisimenu, tai yra ta knyga Lietuvos roko istorija. Kur tu mane atidavė jos. Atidaviau šį, bet ją pametį pats ir mane apkaltinti, bet šitą knygą. Ok. Labai. Tai ačiū tau, Kasparėliu. Galėsim įdėti podcastą šitą pokalbį mūsų? Čia viskas gyvai įrašinėjama, labai smagu. Ačiū, kad pasakėte, ne? Kaip šiaip sekas, viskas gerai? Neapsimetinė, kad tau dabar labai... Šitą fruktą reikia pasikviesti podcastą. Reikia pasikviesti. Gerai, Kasparėli, pasiskambinam, kada gerai, tada... Dėl to žygio. Gerai. Gerą podcastą linkėjimai auditorijai jūsų ir geros dienos. Ačiū. Kažkaip nesulaukiam tavo rėmimo kontribį, tarp kitko. O ką, iš čia kažką podcastą įrašinėti? Ne, čia šiaip laisvalaikiu. Gerai, iki Kasparėli, ačiū tau. Davai, seni. Va, 1000 mūsų podcastas. Nežinai, kaip... Nežinai, kas gali nutikti. Tai va, sumaišiau, bet vis tiek įdomią informaciją išgirdau. Bet šiaip polarizuoti stiklai ir grupė yra šiaip pati. Aš ir galvoju, man atrodo, ir jų daina. Kad man atrodo, čia... Arba daina kažkaip kitaip vadinas. Išdaužykim. Čia stipraus smūgio daina. Tai gerai, tavo tokia daina. Aš pas mane daina biški tokia. Kokia tavo daina? Aš kadangi esu toks labiau... Margarita. Mano daina nebus labai sena. Kadangi aš esu labiau tokio, kaip čia vardinti, nenors kaip popso mėgėjas. Palauk, buvo nežinau, Basanova ir džiazų daina apie citriną, kaip ten. Ne apie citriną, kaip ten. Tu numauk man kelnes, vilnonės, kad būtų stiprus būčiau. Paleidžiu. Žodžiu, žinai, tokie Lady Ice. Taip. Ir jos daina, jis vertas knygos viršelio, gražiausių žodžio romano, jis vertas nuodėmės. Bet, o tai gerai, palauk, čia nėra šitai dainai koks 25 metai? Tiek nėra, bet nemažai metų, nes čia dabar buvo ta Lady Ice atsibūdus, vėl tam aš atsimenu. Bandė daryti, vėl dingo, jinai tokia biškai nesustovėjus, biškai šlovės pagavo. Žinau, man ta daina, aš galiu klausyti neatsibosta, jinai man yra turbūt... Gal dar rašiau kitą geresnę man dainą, bet jinai, viena geriausių lietuviškų dainų yra viskuo, pradedant. Tema. Dainuojama, yra realiai dainoje šlovinamas vyras. Ir ar daug, žinai, lietuviškų dainų, kur būtų kalbama, koks vyras yra geras, kaip moteris atlikėja jį vertina. Tiesa, pas mus visuomenė labai yra tas, žinai, kad vyras ten kala babkės, dirba, neturi emocijų ir dainos yra tik tai apie moteris, kad jos ten angelėlį panašiai. Apie vyrus
aš dabar net nesugal, nu, nebent ten kokias irgi Monik ten užslėptom mintim, bet čia yra tiesiogiai sakoma, jis vertas knygos viršelio, gražiausių žodžių romanų, jis vertas nuodėmės, tose, nežinau, ir man ta daina šiaip yra tokia, nu, popsuchiška biški, moteriška, bet man atrodo pasislėpę vyrai klauso tos dainos. Man tokia nuomonė yra. Aš gal, žinok, tau šitoj vietoj pritarčiau, ta prasme, dėl tos pozicijos. Jaučiu tikrai tokia atviriausia pozicija. Tikrai, ir graži daina. Jinai ir lyriška. Labai lyriška, labai įsimintina. Ir kitas dalykas, muzika. Muzika kūrė Žilvinas Žusinas. Kas yra Žilvinas Žusinas? Seni, tu nežinai, kas yra Žilvinas Žusinas. Labai girdėtas, bet... Žilvinas Žusinas... Nesužvagaliu maišai? Ne. Alaus danguje nėra. Žinai istoriją apie šitą dainą? Alaus danguje nėra? Ja, bet šiaip jau kalbėjo. Ai, čia... Demiko kalbėjo. Kad iš vokiečių nupizdinta. Ten pasirodo... Daug šalių turi perdarę tą dainą. Taip, seniai. Mačiau, kad afrikiečiai. In heaven there is no beer, that's why we drinking here. Tai jo, keista. Nigerija kvartet. Žilvinas Žusinas yra šiaip labai Lietuvoje pasižymėjęs muzikos prodiuseris. Jis ir kompozitorius, ir filmų kūrėjas, ir klipų kūrėjas. Jis belenkiek daug Lietuvoje yra gero padaręs. Pavyzdžiui, kūręs muzikai Mėjai, Atlantai, Pušui, Mantas Jankavičius, kaip jis yra belenkiek, Picasso, man atrodo, kūrė muziką. Okay. Selui darė... Kaip žąsis? Aš kaip žąsis albumą visą, jisai su Mario Basanovu padarė. Jo. Ir apskritai Žilvinas Žusinas Selui labai daug yra gabalų padaręs, ten visi tie Sel 600 yra Žilvino Žusino. Ir jų keliai įsiskyrė, ten turėjo biškį konfliktuką, nes kažkaip Selas pasiėmė vieną jo gabalą ir pradėjo ten naudoti koncuose. Jo, ir jie, man atrodo, ta istorija jų keliai įsiskyrė. Dabar, kiek mačiau, Žilvinas Žusinas biškį nuo muzikos nutolęs yra, jis ten, man atrodo, su filmais, su klipais kažką daro. Bet man jisai visada patikdavo ir netgi, nu, pavyzdžiui, kaip su Timbalandu. Su Timbalandu man jis antiek patinka, kad aš, pavyzdžiui, išgirstu gabalą, aš jau galiu 85%, sakykime, 85% aš galiu atspėti, kad tai yra Timbalandas. Vien iš muzikos braižo, iš garsų visko. Su Žilvinu Žusinu, pavyzdžiui, aš išgirdau Lady Ice tą gabalą, aš supratau, kad ten Žilvinas Žusinas padarė tą gabalą. Okay. Iš skambesio, iš struktūros, jis labai gražiai suplaka garsus, tokia masė garsų, jeigu paklausys Lady Ice tą gabalą, ten negalėtum atskirti praktiškai kur būnas, kur sintezatorius, nes tokia viena masė, labai įdomiai padaro. Jis turi... Supina. Jo, jis unikalų savo skambės. Vėpie vienamie. Jis turi savo unikalų skambės. Tai va, ir jisai padarė šitam gabalai muziką. Sašai Song jisai darė muziką. Pizdėts. Okay. Mano svajonė jam padaryti. Ką padaryti? Ką tu jam norėtum padaryti? Vakarienę. Kaip Zeniui, kad darė vakarienę. Va, dabar ką turim? Tai va, tai man atsakyčiau tokia daina, nežinau. Patinka tau? Man Ledėjais, aš skaitau. Viskas žiauriai, jeigu su Ledėjais. Mūsų dizaineriai eina. Labą dieną. Pažiūrėjo taip liktai, piktai. Žiūrėk. Mus pasintė ant 3 raidžių. Padarom pertrauką, aš pamačiau žmonas, jis jau užsinorėjau. Aš labai noriu tą istoriją išgirsti, kur tau atsiuntė, tą spūkį kažkokią. Pataupą man ant pabaigos. Uždarimui. Davai. Bet žinai ką, vis tiek ta tokia helovyninė tema ir panašiai. Tiek tu, tiek aš mes esam postsovietiniai vaikai. Nu tai. Pirmoji nepriklausomas Lietuvos karta, ne? Iš principo, ta tokia prieš. Mes turėjom kažkokį savo Mes turėjom kažkokį savo folklorą vis tiek, kažkokie pasakojimai, nežinau, pas jūs gal nebūdavo, mes su pusbroliais, pusseserėm ten vaikystėje draugais turėdavom baisių istorijų, kurias pasakodavom. Žinai istoriją apie juodąją ranką? Biškai žinau. Bet aš žinau, ne iš vaikystės, aš vėliau tą išgirdau. Vėliau išgirdai? Iš radio šou, tarp kitko. A ne? O
labai įdomu, va, tai gal radio šou ten 90 kažkelintais gal tada padarė tą istoriją. Gal čia iš jų yra susiformavęs folkloras, nes mes atsimenu pasakodavom. Ne iš radio šou. Aš apie juodąją ranką išgirdau iš radio šou, o paskui aš kai mokysiu etnologiją, mes ten lietėm kažkaip ir tas tautosaka ten ir šiuolaikinė, ir tą sovietinę. Tai ten irgi kalbėjom kažką apie tą juodąją ranką. Ok, nes ten, ta prasme, yra istorija, kur vaikai sėdi namuose ir staiga per radiją pasigirsta, užsidarykite langus. Aš galiu papasakoti. Žinai tu tą istoriją? Aš galiu papasakoti. Davai, nes aš gal ją ne visą atsimenu. Tų variacijų šiaip yra daug visokių, bet viena iš variacijų, sėdi mergaitė viena namie, tam tarybiniam bute, žinai, viską, ir jai nuobodu ir nori įsijungti radiją. Ir per radiją pasigirsta varsas. Mergaitė, nejunk radijos, nes atvažiuos karstas ant ratukų. Mergaitė išsigando, bet vis tiek nori klausyti radijos. Vėl eina link radijos ir per radiją vėl girdisi balsas. Mergaitė, nejunk radijos, nes atvažiuos karstas ant ratukų. Ir jau girdi laiptinį, jau barška kažkas laiptais, ten į 5 aukštą. Jinai vis tiek nori radijos. Eina prie tos radijos ir sako, mergaitė, nejunk radijos, nes atvažiuos karstas ant ratukų. Ir girdis laiptinį, karstas vis artėja. Ir mergaitė Jinai girdi karstą. Taip. Ir žinai, ant ratukų laiptai, žinai. Ir mergaitė nepaklausė ir įjungė radiją, atsidarė duris, įvažiavo į butą, karstas ant ratukų, atsidarė karstas ir iš karsto išlindo juodoji ranka. Ok, jūsų taip istorija vyko. Mūsų istorija... Ne tai, kad mūsų, bet aš girdėjau tokią istoriją. Jo, mūsų tai vyko, kad, ta prasme, įspėjimą užsidarykit langus ir duris. Iš kur čia per radiją? Jo, nes fone paimta muzika, groja, staiga per radiją pranešimas, užsidarykit langus ir duris. Ateina juodoji ranka. Ir tipo, ką? Vėl pranešimas po kiek laiko, užsidarykite langus ir duris. Ateina juodoji ranka. Ir girdis šurmulys laukia, kad užsidarinėja žmonės, vaikai sėdi dviese namuose ir matyt kokią vakarą laidą. Užsidarykite langus ir duris. Artėja juodoji ranka. Priengia durų cipimas. Vaikai įsigasta, puola link durų, prasiverinėja duris, pro duris. Pradeda kažkas lysti ir tai juodoji ranka. Mes darydavom. Seniai būdavo. Nes man dvi yra įstrigusius, ta juodoji ranka mes šitą darydavom, aš pusseserį vyresnių turėdavau, tai čia jų atneštas dalykas buvo ir kita istorija buvo apie raudoną nagą. Grįžkim dar biškį prie juodos rankos, patirnėkim etimologiją. Kas simbolizuoja ta juodoji ranka? Aš manau mirtį. Lavono tipo ranka, ne? Lavono ranka, mirties giltinės ranka, nes giltinė vis tiek, ne, vaizduojama su juodu gobtuvu, su dalgiu. Iš vakarų kultūros, aš manau, atėjęs yra tas skeleto dalis ir panašiai. Pas mūsų kultūrai nedominuoja skeletas kaip savybė kažkokių tai būtybių ir panašiai. Tai aš manau, mūsų tas tamsumas yra juodoji ranka, kad kažkas tamsu ir juoda. Afroamerikietis. Negalim sakyti afroamerikietis, reikia sakyti žmogus, kakavinės spalvos žmogutis. Tai kas ten su nagu? No racist. Raudono nago istorija. Gyveno dukra su mama. Ir... O tai tėvas kur? Alkoholikas išėjo iš namų. Pridarytas. Gyveno mama su dukra. Ruošėsi daryti vakarienę ir staiga mamai pritrūko faršo, mėsos konservų faršo ir... Kažką atsimenu. Ir jinai paprašė dukros nueiti pas mėsininką mėsos. Dukra išėjo, valanda, negrįžta. 2 valandas, negrįžta. 3 valandas, negrįžta. Mamai neramu. Mama užpalto pro duris pas mėsininką. Galbūt matėt mano dukrą. Nebuvo atėję. Kreipėsi į policiją visur, aš čia labai glaudinu šiaip. Į policiją, ten visas tarnybas, paieškos, savaitė, 2, 3, nieko. Praėjo mėnesis, 2, 3, atėjo žiema, moteriškė užeina pas mėsininką, nusiperka mėsos konservų. Visa liūdna, sunkus, trūksta dukros, labai pergyvena, trauma patirta. Grįžta namo, prasineša maišą pilną konservų.
staiga atveria konservą, pradeda krapštyti mėsą iš konservų dėžutės ten į trojų šutinį ir staiga pamato pirštą su raudonai nulakuotu nagu. Ai, tai va, istorijos pradžiai šiaip jo dukra lakavus nagus. O čia nėra tas toksai tų laikų, tas vadinamas creepypasta. Žinai, kas yra tas terminas? Ar ne taip vadinasi? Bet man atrodo, kad creepypasta. Tos... Kaip tas žodis? Nu, tiesiog legendos, va tos creepy... Urban story. Nu jo, tos tarp žmonių vaikščiančios, kur tipo panašu, aš šiaip tik tokia dabar labai matau, toks, sakykime, sumodernėjęs creepypasta, kur būna įdėtos kažkokios nuotraukos arba serija nuotraukų ir ten ta muzika tokia creepy eina ir ten istorija, ten kokia nors parašyta. Ten, va, pavyzdžiui, paskutinį mačiau, ten tipo kažkoks bernas prie veidrodžio, toks, žinai, susidėjus nuotrauką ir paskui ten kažkas tipo atsit nerodoma, bet tipo istorija, kad ten bernas prie veidrodžio ten jau užkrito ir visas supjaužė, tipo, ir įvadyro nuotraukos. Bet paskui komentaras, kad čia tas creepypasta. Ar ne creepy, nu kažkas tokio, žinai. Okay, nesu girdėjęs. Tai čia toks modernus variantas, o tų tokių istorijų yra. Tai va. O tu, žinai, kažkokių istorijų turėjai? Žinau, kažkaip taip pralenkiu. Aš šiaip vaikystėje būdavau toks fantastas. Aš esu savo kieme paskleidęs vieną tokią nesąmonę. Istorija? Jo, kaip ir istorija. Pas mus kieme, žinai, kas būdavo, taip krypi kaukolės. Kažkaip kaukolės būdavo kažkas tokio baisaus. Bet mes kaukolėm vadindavom skeletus. Visas skeletas man būdavo kaukolė. Ateis kaukolė, dar kažkas. Papasakosi, aš tau Batų salos legendą paskui papasakosiu. Nepamiršiu. Ir man kažkada susisapnavo, aš sapnavau, kad kažkaip ir pas mus labai mistifikuoti būdavo, aš kadangi bute gyvenau, šiluminiai punktai. Man būdavo kažkas baisaus, žinai, tamsa, drėgmė, negali ten įeiti kada nori, žinai, kažkaip irgi tokia baisi vieta būdavo, žinai. Ir man kažkaip susisapnavo, kad kaukolis gyvena šiluminiam punkte. Ir aš buvau paskleidęs, kad tipo šiluminiam punkte gyvena kaukolis, tipo, ten galim patekti kiemę, atidarius dangtį kažkokį ir ten, tipo, ten išnešė smegenis kitiem. Tai va, kažkas tokio. Ok, žodžiu, esi legendos autoris. Jo. Ok, dar ką nors turi? Kažką, kas įsirėžė atminty, kažkas pasakoja. Gal kokie seneliai? Ne? Žinok, ne, kažkaip aš bandžiau atgaminti, bet kažko tokio stipraus, žinok. Nes man tai tos dvi istorijos labiausiai įsirėžusios ir aš, pavyzdžiui, nes kažkas dar ten yra buvę, bet, nesu girdėjęs. Tai va, juodoji ranka tikrai gajus, apie tą nagą irgi, kad gajus, bet mes neturim ten kažkokių, kaip ten amerikiečiai, Bloody Mary, tipo, prieš veidrodį atsistojus, ar ten moteris klaidžianti plentu su baltais drabužiais. Atsiminiau kai ką. Nu. Bet čia irgi tokia ištrauka iš vaikystės. Vieną kartą buvom, tėvų balius kažkaip, buvom kažkaip kitam name, ten tėvai gėrė, aišku, mes ne vaikai kažką veikiam ir kažkokia merga ištraukė kažkokią knygą, kur kažkas buvo parašyta. Bet čia visiškai fragmentai iš vaikystės, kad kažkaip jeigu pastatai žvakę prie lango ir kažką pasakai, atskrenda akis. Didžiulė akis. Kažką, žinok, irgi. Ir man buvo žiauriai baisu, jie ten galvoja, gal padarom, gal nepadarom, aš galvoju, kad tik jūs nedarykit. Ir paskui tam pačiam vakarėlį kažkokia merga parodė man kažkokią nuotrauką, kur laižosi kažkoks vyras merga, bet ten, ar jie nuogi, ar kažkas tokio. Ir mes žiūrim, tokia ir aš sakau, tu taip norėtum? Ne, aš sakau, aš irgi ne. Čia šiaip prisiminimas. Ok. Gerai, aš tau noriu papasakot Batų salos istoriją. Davai. Yra Lietuvoje vieta. Telkinys, kurio viduryje yra sala. Čia iš tikrųjų ar čia... Aš nenoriu atskleisti to lokacijas, kad nevarytų žmonės tą vietą. Gerai. Bet aš į metus kartą maždaug apsilankau toje vietoje. Nu, va, taip susiklostė. Jau žinau. Nes mes, su Hebra plaukėm ir klentėm, o ten yra grinai sala ir žodžiu. Istorija tokia, kad kuomet Lietuva buvo carinės Rusijos žinioj, nežinau, žandarai vadinos, gal tuometinė institucija teisėtvarkos, bet žodžiu, reketavo ūkininkus. Ir vienas ūkininkas buvo išvykęs į turgų.
Jisai labai atsisakinėdavo mokėti, niekada, slėpdavo ir panašiai, bet jisai važiuodavo visi turgų ir jie žinodavo, kad namuose yra ir pinigų, ir visko. Ir jisai turėjo žmoną ir 2 vaikus, sūnų ir dukrą. Ir legenda byloja, kad atėję žandarai nužudė žmoną, nužudė sūnų, dukrą nutempė kaip jų žemės buvo, nuo kalno šlaito į laukymę, dukrą pakabino žemyn galvą, už batus pririšė prie šakų ir nužudė. Ir ūkininkas grįžęs po visų turgų, po viskų rado išplėštus namus, nužudytą šeimą, galiausiai laukymėje rado tos dukros, nes ieškojo, nes niekur nerado, galvojo, gal jinai kažkur pasislėpė. Ir legenda sako, kad jisai keršė žandarą. Ir prabėgo, kada čia carinė Lietuva, ten 1864 kažkas, 1900 pradžia, praėjo 100 metų, tarkim 150 gal. Toj vietoj, kur vis tai vyko. Toj saloj. Tai ten buvo laukymė. Vėliau ten pasidarė karjeras. Buvo iškasta žemė ir kadangi palei šoną ėjo upė, iškasta tą teritoriją užliejo ir susiformavo sala. Ir ta sala, kur yra būtent ta vieta, kur nukankino tą mergaitę. Ir jau praėjo daug metų, bet toj vietoj ant medžių kabo begalė batų. Ir jų vis atsiranda daugiau. Jau kasmet vis daugėja ir daugėja ir daugėja. O jinai nėra lengvai pasiekima, nėra jokio lieptelio, ten ta prasme, kadangi karjeras buvęs ten vietom gilis 10 metrų siekia ir panašiai, ta prasme, tai nėra, kad lengvai priplauksi, nuo kranto jinai toli. Tai tokia krypi vieta. Žinau, kad yra žmonių, kai plaukia mirklintėm, kurie nenori ten sustoti, mes būna sustojam. Taip. Kažkas prenkina. Gali būti, kad prenkina. Arba gal čia dušelė? Negali žinoti. Šmėkla? Negali žinoti, bet ta prasme, žinai, gal kedžio batai ten kabo? Prenkint tiek batų pritempt, aš nežinau. Ok, gera istorija. Tai va. Halloweeniniai filmai. Žiūrit per Halloweeną Halloweeninius filmus? Mes su žmonėlė turim tradiciją, per kiekvienas kalėdą žiūrim vienas namuose. Tai jo, apie šitą kalbėjom. Ir per Halloweeną žiūrim Halloweeninius filmus. Ką, Fokus Pokus? Hokus Pokus. Va, kaip tik žiūrėjom prieš 2 dienas. Pirmą ar antrą? Šį kartą pirmą žiūrėjom, bet esam matę ir antrą. Antrą tik vieną kartą matėm, nes čia neišėjo. Jis pernai išėjo. Tai va, pernai. Labai įdomu po tiek metų vėl pamatyti tuos aktorės. Bet aš antros dalies nelabai atsimenu, pirmą jau. Bet va dabar, kelintų metų pirma dalis yra, neatsimenu? 93 kokių? Šį kartą man kažkaip buvo juokinga biškai žiūrėti, nes ten, žinai, tokia ta vaidyba, tokia keista. Ir labiausiai aš vengt pradėjau, kai buvo vieta, kur tie 2 blogi berniukai išlindo, vienas Ice, kur čia išskusta. Ir blem, man dabar aš dažnai TikTokus matau. Ir kabinos prie Mr. Hollywood. Jo, ir aš dažnai TikTokus dabar matau, kur parodijuoja American Bullies from Movies, hey, you, ir tie tokie ir išlindo. Where are you going? Tokie. Kokie jūs buliai, slopai. Tokie, kepuriukai perstatyti, gražuoliukai tokie. Tai labai juokingas, žinai, bet tai tam laikmetį tai buvo. Ir šiaip labai gražus Halloweenis filmas. Jisai šeimyninis šiaip toks, nėra baisus. Su šeima pasižiūrėdant ragas, ir tavose ragano šiais laikais, žiauriai faina. Bet antros dalies tik neatsimenu, kas ten, bet irgi ten su šiais laikais jau sieja kažkaip jaučiame. O atsimeni tam filme, tai gerai, neseniai matei, berniuką iš senovės prieš ten 300 metų atgal pavertė katinu? Taip. Turiu tokį klausimą. Kaip galvoji, jeigu tave raganas paverstų į gyvūnų, kuo tu pataptum? Netyčia. Gal jį specialiai pavertė katinu, bet įsivaizduokim, kad netyčia tave paverčia į gyvūną, į kažkokį tai... Tai gaidys. Tai gaidys turbūt, kas... Ne, jeigu tik... Žinai, pirma mintis man koja šovusi galva, meškėnas, tas bandytas. Rakūnas? Jo. Okay. Nes man visą tas gyvūnėlis mielas, man yra tam tikrų laikotarpių vadinę rakūnų,
Ašgi, kai turėjau savo vieną amplua, mano logotipas buvo rakūnas, tai aš manau, kad tas būčiau. Aš tau trimatį modelį buvau daręs rakūno to. Atsimeni logotipą? Tu darai man? Buvau daręs, nežinau ar panaudojai. Man bičiukas kažkoks buvo. Aš dariau, atsimenu, su blenderiu maketavau. Neįdomu, neįtėm. Tai, o tu koks gyvūnas? Blembačkai, aš jaučiu kokį nors lietuviškų, bet ne to Arklys. Dažnai matomų, jaučiu kokią kiaunę. Nes irgi, žinai, toks kaip šermonėliai, nu, jie mėly tokie. Jo, Okay. ir, raganas mane pavertė. Okay, o ką galvoji apie, nu, dabar, ne, Hokus Pokus sugrįžo po tiek metų, ką tu galvoji apie, kai senus filmus perkelia į dabartį? Pavyzdžiui, It, žinai, ne, su klaunu? Nemačiau, bet žinau. Nes buvo senas It, padarė naują. Tai vat, ką tu galvoji, ar senas filmas turi likti senas, ar turi galiausiai su technologijų ir laikų kaita ateiti remeikai? Aš nematau jokių problemų, bet jeigu darykit gerai, žinai. Jo, kad maksimum, kad tada jau netaupykit biudžetą. Bet aš ne... Mes esam kalbėję ir, pavyzdžiui, apie Star Wars, ne, kad man, nu, tai zaibys. Nu, taip, jeigu tu gerai padarai, tai yra atskiras filmas, plus žmonės susidomės pažiūrėti gal ir seną, dar, žinai, dar tiem seniem kuriem pinigėliam nukris. Nes man, pavyzdžiui, tas naujas labai patiko. Labai patiko, žiauriai faina. Man labai aš atsimenu irgi patiko, aš neatsimenu, žinai, to ploto viso, bet atsimenu, kad, nu, tikrai smagiai susižiūrėjau. Tarp kitko, tu man rekomendavai dar pasižiūrėti tą su Fredžiu Merkuriu. Eddie Murphy. Nu, tas pats, visi. Haunted House. Kavinės spalvos žmogutis. Tai pirmąją tą dalį pasižiūrėjau, tą seną. Jo, nes yra tuo pavadinimu išėjo naujas filmas, remeikas. O tu remeiką matei? Ne visą užpirkau. Antiek įdomu. Ne, kad įdomus ir fainas, jisai irgi šeimininis. Jisai šeiminiškas toks, kur tu gali su šeima, su vaikais, mergina pažiūrėti. O aš gavos taip, kad, tu, žinai, būna miegu, būna nemiegu ir kažkaip vat naktinėjau užmigti, įsijungiau, pradėjau žiūrėti ir pradėjo kabinti miegas ir užmigau. Aš tai va, pirmą dalį su žmonelė pasižiūrėjom. Žinok, sunkiai pabaigėm žiūrėti. Mes tik pradėjom žiūrėti. Net nepradėjom. Aš to pirmo nuo vaikystės ir nematęs jaučiu. Žinok, žmonės, jeigu kas norės į Halloween'o filmą, jau geriau Hokus Pokus žiūrėti. Hokus Pokus. Mes dar net nepradėjom žiūrėti, mes taip, žinai, galvojam, sėdžiu Merfiu. Tai bus garantuoti tas, žinai, stereotipinis juodaodis, kur ain't no out in this house, motherfucker, what? Žinai, tai, ir tas ir buvo. Taip. Man labai nepatinka, kai filmai, čia visi Merfio pažiūrėjus, kai rodo to, žinai, hei, nu, nebūna, nors būna tokie. Nu, bet, žinai, man nepatinka, kai taip šaržuoja, žinai, tam tikras visuomenės grupės. Jo. Ir nežinau, tas filmas, ten skraido, tos dūdas, kažkokios nesąmonės, ten... Per daug haunted. Ten ir tas haunted toks juokingas, toks labai nuspėjamas. Nes šeimininis, seniai. O gerai, o tau Halloweeniniai filmai yra tie, kurie yra scary, ar vis dėlto tie tokie šeimininiai? Nes man, pavyzdžiui... Jo, man Halloweenas yra va, tas šeimininis toks, nes iš vaikystės atsimenu, visą laiką būdavo... Žinai, ką aš prisiminiau? Kad pjūklą vis dar daro. Aš pamačiau, kad kinuose 10 pjūklą rodo. Jau ties pirmų reikėjo sustoti. Ne, ten gerai. Aš žinau, vieną gal dalį, kokie 2 matęs tų pjūklą, man niekad nepatiko. Bet ten story yra tęstinumas linijoje pačioj. Ne tuose žiaurumuose, tie žiaurumai pizdu. Jie bendrai turi story liniją tokią, visą to žudiko. Aš atsimenu, kad ten kažkaip... Bet aš ką prisiminiau. Yra vienas filmas, kur aš labai noriu vėl pasižiūrėti, bet aš noriu su žmona pasižiūrėti, bet žmona labai nenori žiūrėti to filmo. Ir mes buvom sutarę, ir jinai gyvačiukė nesako nieko, aš dabar prisiminiau, jinai prižadėjo, kad Halloween'o laikotarpį pasižiūrėsim tą filmą. Kas čia per filmas? Švytėjimas. Oi, švytėjimas. Tai nelabai šeimininis. Jis nelabai šeimininis, net nelabai Halloween'is, bet čia va toks siaubekas, koks man patinka, žinai, kur toks ne tai, kad ten kraujai ir ten pjūklai, bet tas, kur toks, jo tas kur personažas, stresas, tas jo personažas rodo, kaip jisai išprotėja. Man va tas
kaip jis perina iki to išprotėjimo, wow, fantastika. Nes aš šiaip manau, kas su siaubo filmais yra, reikia labai atskirti tuos, kur yra kruviniai ir atskirti tuos, reiktų definiciją kažkokią. Tai skirtingi žanrai iš vis, netgi sakyčiau. Jo, bet, nu, tarkim, Disney Plus įsijungi, Netflix įsijungi, paspaudi horror ir tu matai, kad ir tas visas gore bloody yra tenai ir tuo pačiu yra visi tie įtempti. Taip. Man, pavyzdžiui, mane vienintelis filmas iš siaubo filmų išgąsdinusi yra toks, man atrodo, 2007 gal metų Mirror, kur bičas saugo apleistą viešbutį, ten miesto centre, man atrodo, jis didžiulis tipo toks. Ir ten yra patalpa, kurioje per sieną veidrodžiai didžiuliai. Ir jisai vaikšto vakare, saugo, ir ten ahujenas soundtrackas, toks kuriantis įtampa visą tą. Ir jisai vaikšto ir staiga kadre sušnarėjimas toks įvyksta ir balandis pro kamerą praskrenda. Pista seni, kaip krūptelėjo, aiktų, na. Žinai, kas man jaunystėje, vaikystėje būdavo Fredis Kruegeris. Fredis Kruegeris, Jasonas. Tengi daug dalių tų būdavo. Taip. Ir atsimenu, netgi kai Lietuvoje pradėjo rodyti ten tas dalis, buvo kažkaip ten laikraščiuose ar ten per televizorių kažkaip pasakojama, kad ten paremta tikrais įvykiais, kažkas to, man taip viskas krypį būdavo. Ir aš kažkiek dalių esu žiūrėjęs, bet man ten sunku būdavo žiūrėti. Ta idėja, kad sapnuose ten tave ten kažkaip žudo, ten kažkaip į realybę ateina. Taip. Nes jisai mokyklos sargas, man atrodo, ne, kuris ten sudegė liepsnuose, visas apdegė ir pažadėjo lankyti tų žmonių, kurie kalti vaikus sapnuose, man atrodo, tai pirmas filmas prasideda ir jisai ateina į sapnus. Ir vienintelis dalykas, kad tu gali jį pasiimti ir išsikrapštyti iš sapno, bet tu turi jį pasiimti. Per tą laiką jis tave gali. Kirdich. Dar turi kažką apie filmus? Ne, galim paleisti. Aš noriu, kad tu išgertum šitą gėrimą ir aš tau turiu staigmeną. Važiuojam. Gerai, aš pirmą atnešiu, paskui biškį papasakosiu. Gerai. Tu šitą dalyką žinai? Seni, su Halloweenu susiję? Aha. Žinai? Žinau. Galiu pasakyti. Sakyk. Fanta atnešė. Fanta. Žiūrėkit, žmonės. O čia ta Fanta? Ta Fanta. Žodžiu, trumpai papasakosiu. Prieš kiek tais metų Lietuvoje atsirado trumpą laiką per Halloweeną limited edition Fanta Black Blood Orange. Ir aš dabar tik tokia seku vieną bičiuką, nelietuvis, jisai Fantų kolekcionierius yra. Šiaip labai įdomu jį pastebėti, didžiulę sieną turi Fantų iš viso pasaulio ir jis ten pasakoja apie Fantas, apie retas. Tai apie šitą Fantą atskirai yra parodęs, tai yra viena rečiausių Fantų pasaulyje. Raudono apelsinų. Ne raudono, juodų apelsinų. Ir konkrečiai va šitą jam ten sunku buvo gauti. Aš tą tik to, kai jau rasiu, įdėsiu čia. Fanta Black Blood Orange from Lithuania. This is a limited edition bottle from Halloween 2019, so it's very rare. Tai aš labai džiaugiuosi. Aš tuo metu, kai išėjo tą Fantą, aš ten biškį eBay reselintui buvau. Aš nusipirkau, atėjau Maximą. Gerai variai ten. Neblogai. Aš atėjau Maximą visas Fantas susipirkau, kur aš kiek radau šitų. Daug. Nevadino Maximą, paskui tas Fantinį, o žiūrėk, vėl Fantinis atėjo. Ir ten daug pardaviau per eBay'ų ir dar aš tų Fantų turiu, jeigu kas norit, galiu už kokį tracoką parduoti. Daug turi? Blem, atrodo, koks apie 5 turiu, 8, kažkas tokio. Ir galvoju, kad tokia proga būtų gal smagus ten paragauti. Tai bandysim gerti šitą gėrimą ir pasižiūrėti, koks jo skonis. Tik noriu perspėti, jisai kelis kartus buvo pas mane užšalęs ir vėl atšilęs. Tai nežinau, kad... Tai gali būti gazo nelikę, iššaldytas gazas. Neįsivaizduoju, kad čia gali būti. Palauk, kur mano stiklinė. Atsinešiu aš savo stiklinę. Žiūrėk, klausom. Nėra gazo. Kaip nėra gazo. Daug negerkim, kad neapsitriestumėm. O, blemba, žiūrėk, visiškai juoda. Seni. Eik. Gerai, jinai reta, bet aš gana... Davai. Tai reiks išgerti, negi išmėsiu. Pala, neger, da neger. The fuck? Rašau. Jinai nepersišviečia net. Seniai, nepersišviečia.
Kvepia tai skaniai, tokie apelsinai. Gerai. Kas gerai. skaniai? Nu, slavom, Davai. Sovietskis Sajūz. Nichuja jinai neskaniai kvepia. Ne, sen, negerk. Negert. Priglaus prie lūpų dėl Ne. Man gana. Senai pasenus jaučiu. Žinai, koks man plasmasės kūnis. Ne. Ne. Ne, duok. Seni, išgelbėjai mane nuo kulkos, aš šiaip jau mane kvapas tasė, o aš žinai jautrus visiems šitiem dalykam, tai papiliau, nes būčiau garantuoju. Eina, na. Fui. Ai, 2 kartus sušalus buvo, va, prašau. Plasmasės. Jeigu kas norit paragauti, galiu parduoti. Kreipkitės į mane, atsiųsiu paštu registruotų per siuntas, per huirėlį. Jeigu norit hujam išmest 3 eurų. Ne. Nori pauzę padaryti? Ne. Burna dabar sausota. Davai padarom pauzę ir paskui grįšim, papasakosim istoriją ir uždarysim podcastą. Ar turėsi dar kažką? Padarom pauzę. Tai kaip ir kalbėjom, ką norėjai išgirsti? Aš norėjau tą istoriją išgirsti. Kažin, Zenius. Norėjai išgirsti? Zenka. Tai va, gerai. Mum atsiuntė laiškų, aš atrinkau labiausiai man patikusią istoriją, nes jinai turi intrigos elementų. Okay. Ir tebūnėtai baigiamasis mūsų toks podcast'o akcentas šį kartą Halloweeninis. Žodžiu, aš skaitysiu. Sveiki, bernai. Turiu baisią istoriją, kuri paliko man traumą. Kaimelyje pas senelių buvo tokia vieta. Laukymė vedanti link upelio. Vingio apsupto medžiais. Visada tamsoje skendinti vieta turėjo savo mistiką ir tiesiog vibruojančią energiją. Toje vietoje upelis buvo beprotiškai gilus ir tamsus. Ta vieta buvome apipinę legendomis. Kažkas tūno vandenyje, galbūt grobia žmonės, bando suvilioti ir nusitempti tave į vandenį. Būdamas vaikas niekada nedrįsdavau prieiti prie vandens bei pažvelgti į jį iš arti. Ta vietą vadinome gelme. Baimės kupina vieta, kuri vis traukdavo. Dėl to laiką leisdavome aplink ją. Kol atėjo diena, įsirėžusi visam gyvenimui. Šiaip jaučiu biškį tą tokį. Labai gražiai nupiešė viską. Žmogau, o gali vardą jo sakyti? Ne. Žmogau, siūs mums daugiau viską. Man jau patinka, kaip tu rašai, dėlioji mintis. Buvome su kitais vaikais susitarę susitikti laukymėje prie gelmės. Pasislėpti nuo vasaros karščių medžių pavėsyje. Pasirodžiau šiek tiek anksčiau nei visi. Stovėdamas laukymėje, išgirdau stipriai, bet tykštančio vandens garšą. Čiurkšt, čiurkšt. Oda pasišiaušė pagaugais. Niekas niekada nekiša nagų į vandenį toje vietoje. Norėjosi riktelti, kas čia, bet nedrįsau. Tačiau smalsumas stūmė laukymės pakraščių. Tyliai sėlinau link gelmės. Vandens teškėjimas tai pagarsėdavo, tai pradingdavo. Pro krūmus bandžiau žvelgti, kas ten vyksta, bet mačiau tik fragmentus. Aukštas siluetas. Tik tiek galėjau išvelgti. Slinkau link takelio. Pro ten turėčiau viską pamatyti geriau. Ir staiga pamatau tai, ko niekada nebetmatysiu. Kaimo bomžas, visiškai nuogas, iki kelių vandenyje. Viena ranka duoda į šaknį, kita šlaksto vandenį. Duoda į šaknį, čia tu ką.
Po šiai dienai nesuprantu, jis ten aušinimą vykdė ar kas per velnes, bet norėčiau atmatyti. Šiai dienai žinau, kad toj vietoje gilis tik iki kelių. Gelimi. Gerai varot. Taip ir toliau. Čia viena baisiausia istorija, kokias esu girdėjęs. Blet. Mak. Kita ranka šlaksto vandenį. Bet aš galiu pavaizduoti. O, gera. Blemba, aš iš jo to pasakymo aušinimą vykdo, tai aš įsivaizduoju, kad va taip. Oi, Duoda į šaknį. gelmė, blema, gelmė. Nichuja negelmė. Eik, savo gera istorija. Tai va, labai, mane aš kai perskaičiau, vienintelė istorija, kuri prajuokino, kitos turėjo širpo elementą, bet nu, kažkaip trūko kažko. Girdėjom, kaip peldė į langą ir ten nieko nebuvo. Panašiai. Išgąsdinom kaimynus, pizdinant vyšnės buvo viena istorija. Karoči. Eik, ačiū tau, gerasis žmogau. Labai. Šiaip žmonės nenori skambėti, kaip podcastas vėl tą patys, bet jeigu turit kažkokių istorijų, nebūtinai baisių, šiaip norit kažką papasakot, Drąsiai siųskit. bauba.media@gmail.com arba galite privatus, tik tokia galite parašyti. Tarp kitko, nepamirškit pasižiūrėti, mes dedame tik tokius ištraukas, kažkokius storius, naujienas. Instagramas yra Facebookas, mūsų Bauba Media visur vadinasi. Yra Contribui, galit paremti, pastimuliuoti mūsų norą kurti ir investuoti daugiau laiko. 2 euriukai tik tai ir mes būsim laimingi. Vieną tyrą tik tai turim. Kelis turim, gal ir 5 eurais parem, bet mums ir 2 užteks. Nes šiaip mes turim minčių ateityje kažką daugiau daryti ir kontribistams specialiai, jeigu susirinks kažkas daugiau. Turim idėjų, tiek ir tiek, laiko yra, šaibų yra. Ne, šaibų nėra. Yra kažkiek. Yra, dirbant žmonės esam. Tai va, ką, ačiū. Nesisuksi, negyvensi. Tai jo, ačiū jums, gero Helovino, keep it hustle. Važiuojam. Užgeso vieną žvakę. Juodoji ranka užgesino. Karstas ant ratukų buvo, tu negirdėjai? Karstas ant O tu ratukų. negirdėjai? Karstas ant ratukų. Buvo čia atvažiavęs tikrai. Ir va čia galės susibaigti šitos vietos. Tai vienas geriausių.